Lietuvoje gyvenate seniai Bus spalis mėnesį jo 8 metai. ir puikiai mokat kalbėti lietuviškai. Aš galvoju taip, jeigu tu gyvensi šitam šalyje, davot Lietuvoje, Taip. tu turėsi žinoti šitą Taip, kalbą. Pradėjau kalbėti po biškį, po vieną žodžią, praktiškai, iškart. Kaip man buvo malonu matyti žmonės, kam labai malonu, kad aš stengiuosi kalbėti. Taip. Į man dar. Paspirtis į priekį, jo. Taip, priekį. Jeigu tai palyginus lietuvius ir ukrainiečius vyrus, skiriasi? Nepykit vyrai lietuviai, bet jūs labai viską bijojot. Nėra уверенности в себе. Nepasitikė savimi. Pas mus ukrainiečiai vyrai daugiau nagliai. Kavalierį kokį turit vis tiek turbūt. Žiūriu, kad vyras kažką nori, bijoja. Nedrįsta vis tiek. Aš taip, gal kavos? Taip, tam kavos. Mes, nežinau, po 3 puodeliai kavos aš gerim, taip šnekėjim. Į man taip, bats, strast. Viskas. Ir čia, tu vieną, sakau, taip, vieną, aš neturiu vyrą, viską jau. A jūs ne vienas. Jūs ne vienas. Ta vardas nesakysiu, labas, buvo labai malonu. Atleido iš darbo dėl TikToko? Taip. Aš tik nesupratau, kodėl video gali būti brangiau negu žmonės. Taip. Bet aš dirbu gerai. Aš labai myliu TikTok, savo draugės, visiems manęs labai palaikinot. O kaip jūs sugalvojote tą TikToką daryti? Galiu pasakyti, kad čia mano svajonė, viena iš svajonių. Ar nesulaukėte patyčių? Kiti, ką man tam pasakot, čia toks. Deividas Alijūnas. Tu ką, дурня? Man раша, taip. Tu ką, дурня? Могу честно сказать правду, да. Taip, gali. Он меня задел. O jūs į Ukrainą turbūt jau ir nebevažiuosit. Kur grįšiu? Aš namuose. Jūs namuose, vat. Aš namuose. Sveiki, netobuli gyvenimai šiandieną yra visiškai netikėti. Esame Kaune, su manimi Natalija ar Nataleta, jūs Natalija. TikTokų žvaigždė Lietuvoje, sprogdina ten didžiausius, įdomiausius video, rodo kaip gamina maistą. Natalija, esam pas jūs svečiuose, ačiū, kad turėjomėt. Lietuvoje gyvenate seniai? Bus spalis mėnesį jo 8 metai. Ir puikiai mokat kalbėti lietuviškai. Aš netgi svarsčiau, kaip mums kalbėti, lietuvių kalba ar ne. Mes kalbėsim lietuviškai, bet jeigu man kažką bus nesupranta, aš jums pasakysiu. Bet aš nepasakysiu, kad aš idealiai kalbu, ne. Bet viską supratau. Nebūna, bet... Ne, aš tikrai neidealus. Pati išmokote lietuviškai? Pati po 5 žodžių kiekvieną dieną buvo labai sunku. Noriu pasakyti, kad čia labai sunku man buvo. Vis tiek yra turbūt dar dalykų, kurių gal ir nežinote to žodžio, nesuprantate, ar jau viską jau taip jau? Ne, yra toks dalykas, kur gal doktoris tam strojki, statybos, tam kažkur toks dalykas, kur man nereikia. Kur man nereikia buvo, taip. Kur man reikia, į ką aš noriu pasakyti, aš vis tiek viską pasakysiu. Bet negaliu, kaip pasakyti, dažnai kažką tam galvoti, kaip paaiškinti, kaip aš noriu savo kalbai, toks gal negaliu, trumpiai galiu kažkaip pasakyti. Taip. Bet vis tiek šaunu, ne kiekvienas žmogus išmoksta lietuvių kalbą. Kaip atsidūrėte Lietuvoje? Oi, čia buvo istorija. Meilės istorija? Ne. Įdomiau būtų meilės. Darbo istorija, taip. Manęs pakvietė čia dirbti. Bet prieš aš buvau Lenkijai 3 mėnesiai ir galvoju, kad aš grįšiu ten. Bet buvo pas mane toks koridoras mėnesį, su vaikom prie jūros reikia buvo važiuoti, toks. Į man paskambino iš Kyjivos, kad nori su manim iš Vilniuso kažką, pašnekėti apie darbą. Mes pašnekėjom, man atrodo, buvo gera propozicija, didesnė biški alga negu Lenkijai. Ir Ukrainai tuo labiau? Ne, apie Ukrainą, apie algą aš nekalbu, tikrai, todėl aš išvažiavau, kad reikia gyventi man ir mano sūnui.
Bet kada atvažiavau, nebuvo tas algas. Nu, kaip visada pažada vieną, būna kitaip, tik tai atvažiuok ir... Taip, taip. O dar kadangi esate užsienietė iš Ukrainos, tai Nu. čia iš vis tada galima... Taip, bet aš negaliu pasakyti, kad aš pikta ant tiek žmonės, ne. Bet pirmas mėnesį, prisimenu, man buvo 350 eurų. Tai čia jau... Bet gerai, kad nereikia buvo už Butą? butą mokėti, nieko nereikia buvo. Prisimenu, mes mokam tik 50 eurų už komunalinius. Taip. Da. Pas mus buvo toks didelis centrai Mickevičių gatvė, didelis toks patalpas, butai. Ir visi turėjot po vieną kambarį. Nu, ne visi, bet aš turėjau tam atskirai kambarį. Antras mėnesį irgi nebuvo tas, kur man sako alga. Trečias mėnesį irgi 550. Nu, čia ne, bet... Maži pinigai, iš tikrųjų, netgi kad ir daug metų atgal, bet tikrai maži pinigai, tuo metu minimali alga buvo didesnė. Nu, aš supratau, kad jiem reikia toks darbuotojai. Darbuotojai, aš galiu pasakyti, kad aš gera darbuotoja. Nu, jau mačiau, tik tokas ten sproksta nuo jūsų talento. Tikrai. Aš toks, kaip pasakyti, aš jeigu reikia, aš darau. Ir man... Nesvarbu, tam buvo kolektyvas, ne kolektyvas, piktas, nepiktas. Aš turėjau padaryti savo darbą ir aš jo padariau. Čia nepriklauso nuotaikas, čia nepriklauso sveikato, nieko nepriklauso. Atsakomybė. Reikia, atsakomybė. O čia šitą žodžių aš pamiršau. Taip. Ir vot tą mano pirmą darbą man duoda geras toks taučiok. Tipo, spyris buvo. Da, kad reikia mokėti lietuvių kalbą. Nes kitaip jo, tada jau... Labai nemėgstu, labai man nepatinka, kada žmonės kalba už mano nugarą, o man nieko nesupranta. Nu, bet čia taip jau yra. Taip. Ne tik lietuviai, bet ir kitų tautų. Taip, ir aš toks žmogus, kad man viską reikia žinoti. Tiesiai, jokius turit sakykit, kalbėkit, kaip yra. Taip, reikia. Ne, čia nebūna toks. Lietuvoje tikrai čia nebūna, į manęs labai duo, ką nemylė, dėl to, kad aš į akis viską sakau. Pasakot, kaip yra. Taip. Bet tai teisingai. Ir man dažnai sakot, lietuviai geri moteriški, sakot, Natalija, Lietuvoje ne visada galima taip. Tiesiai šviesiai, taip. Nu, sakau, aš su savim nieko negaliu padaryti. Tokia jau aš. Taip, tokia aš yra, taip. Bet aš pradėjau mokėti bandžiau po 70 žodžių, galvoju greitai, taip su man išeis, ne. Buvo labai sunku. 7, ne. Ir vot toks 5 žodžių kiekvieną dieną. Bet kiekvieną dieną reikia išmokinti šitie 5 žodžių. Tada galiu eiti su draugėm pasivaikščioti. Buvo toks, sėdžiat, geriat alus arba kompotą raudonas, baltas. Manęs kvietėt, aš sakau, aš dar negaliu. Aš neišmoku 5 žodžių, duokit man dar pusę valandą. Vot toks buvo. Natalija, vot toks buvo, taip, ir aš vis tiek, išmoku, tada išeisiu iš kambarį ir tada varom. Vot toks, bet aš toks viena buvau. Niekas, visi atvažiavot laikinai, aš irgi laikinai, bet man reikia buvo. Aš galvoju taip, jeigu tu gyvensi šitam šalia, vot Lietuvoje, tu turėsi žinoti šitą kalbą. Turėsi, nesvarbu, kalba darbį ar nekalba, tu turėsi žinoti. Ir pas mane toks dalykas buvo. Aš rašau, man reikia miltą, мне нужна мука, сахар, все. И einu ir rašau savo lietuviškai, man reikia miltai, cukrus, atėjų parduotuvėje, žmogus mato, kad aš staraju, stengiuosi, taip. Kad aš stengiuosi ir sako, ta galit man pasakyti paprastą kalbą, taip. Aš sakau ne. Aš sakau ne, parodykit man, kur miltai, cukrus ir va taip. Einu ir viską, kažką man pasakot, aš nesupratau, sakau, parodykit man. Va taip reikia baigti. Paskui grįžu namo ir rašau. Man nebuvo supranta. Направо-налево, į dešinę, į kairę, reikia surašyti šitie žodžių. Ir va taip praktiškai... Už 3 mėnesį man jau buvo supranta lietuvių kalba, bet pradėjau kalbėti po biškį, po vieną žodžią
praktiškai, iškart. Mėnesį praėjo, iškart. Už pusę metų aš jo, juokasi iš manęs visi, smišno buvo visi. Jokinga iš manęs buvo, atėjo į parduotuvę, visą kur ne, jokinga, į man jokinga. Aš normaliai žmogus, aš žinojau, kad aš kažkaip, kitaip. Bet kaip man buvo malonu matyti žmonės, kam labai malonu, kad aš stengiuosi kalbėti. Ir man dar. Prieki, jo. Taip, prieki. Taip, bet čia, jeigu manęs klausat ukrainiečiai, kur atvažiavot, ir Lietuvoje, noriu pasakyti, jūs nepykit ant žmonės, kokie dar negalit kalbėti. Labai sunku išmokinti, labai sunku. A žmonėms, kur norit išmokinti, iš Ukrainos, kur atvažiavot, mokinkit po 5 žodžių, surinksit labai daug žodžių, o paskui galima jo prilipti šitie žodžių. Svarbiausia, reikia stengtis ir norėti. Taip. Svarbiausia, geras šitas noras. Labai noras. Jeigu tu gali pasakyti, kad išmoksiu, bet nieko nedarysiu, tai tu nieko neišmoksi. Yra žmonės, kur aš žinoju, jo kaip karą pradėjo, jau bus 5 metai. 4 metai tikrai žinojo žmonės, kur tik norėjot, noriu, reikia. Atėjo Stretila. Sutikom. Sakau, kaip tau Lietu? Dar ne. 4 metai praėjo. Ir šitą, ir jo gyvenat, ir jo vaikai čia turit. Jo. Ir aš sakau, kaip, čia man tikrai nesupranta. Už 4 metai, tikrai bazų reikia žinoti. Taip, jau čia bet kokioj kalboj, bet kokioj šalybė būtum. Taip, ir man gal geriau, aš turėjau dirbti Vilniuose, taip man pasakot, kad jūs dirbsit Vilniuose, atvažiavau ir man sakot Kaune. Gerai, Kaune, mėnesį 2-3, sakot paskui, paskui aš jau nenorėjau važiuoti, pas mane toks darbė situacija buvo, manęs nelabai priimta moteriški, tas amžesniai. Vyresnė moteris, nelabai norėjot priimti 1,5 metai. Ir aš pasakiau savo taip. Norit, kad aš išėjau? Ne, aš taip nepadarysiu. Mylėkit manęs, matykit manęs. Taip neatsikratysite mane. Ne. Aš dirbsiu kaip man reikia bus. Taip, Ir dirbau, bet paskui, kada aš išėjau, čia vienas direktorius turi du viešbučių. Viešbučius. Santaka, galiu pasakyti, Santaka čia mano pirmą darbą, Siena miestas ir centre Daniela Kaunas. Ir aš paskui perešla, praėjo, taip, kita vietas, bet tas direktorius, kitas restoranas. Toks situacija buvo labai, manęs nenorėt. Tai darbuotojai nenorėjo, kolegos. Į kolegos ir šefė Jolanta, labas Jolanta, mano pirma šefė, gera moteriška su savo charakterį, toks bliznėts. Nelabai aš galiu ožiragį su bliznėcami, bet kažkaip buvo, bet nenorėjot manęs jo. Buvo toks man pikas, kad aš noriu išeiti, man reikia pakeisti vietas, tam manęs pakvietėt papildomą dirbti. Tam direktorės Edita buvo toks labai faina moteriška, toks su savo irgi charakteriu. Visi žmonės, visi taip. Ir aš sakau, man pasakot, a gal tu, Natalija, nori pas mus? Ir man taip, bats. Ir aš galvoju, čia man signal. Kodėl šitas signalas man buvo labai smagu, todėl kad tam kiekvieną rytą aš jo atėjau ir nebuvau nuotaikė, jo man reikia pakeisti vietas, negaliu. Sunku buvo ir prisiminiu visi 1 mėnesį, aš ne toks žmonės, kur pamiršu visokių blogų. Ne. Ir aš galvoju, taip. Bet manęs neatpustit, kaip? Nepaleis. Neišleist, Jolanta, sakau, manęs neišleist. Gal vardos nereikia, gal sakyti. Jau pasakėt Jolantų daug, tiek to jau. Jolanta, nepykit. Nepykit.
Yra kaip yra. Nenorėjo, kad aš išėjau, nenorėjo, labai nenorėjo. Bet Dita man pasako taip, tu nori? Sakau, noriu, labai noriu. To aš tavo zabiru, kaip atsiimsiu. Paimsiu tave. Ne ta prasme, kad paimsiu. Perviliosiu. Da, tipo, zabiru, kradu, tam taip. Perimsiu tiksliau. Taip. Ir vat taip praėjo ten dirbti. Ir viskas pas mane jo toks... tas vietas aš supratau, kad aš liksiu Lietuvoje. Viskas jau buvo gerai, jau kitas vaibas. Kitas atmosfera. Biruta mano toks tam Danielį dirba, Birutačka, gal tu tikrai manęs matysi. Aš tavo labai myliu, toks amžius mano mamė. Čia visą laiką su manim buvau, pas mane buvo toks situacija darbė, apendicitas. Man labai buvo blogai ir man reikia dirbti. Buvo konferencijų daug, visko. Aš visą naktis nemiegoju ir man taip blogai buvo. Sako, ką su tavim? Sakau, viskas gerai, atsidirbsim. Biruta, niekas neatėjo mums padėti, reikia atsidirbti. A Biruta žiūri ant manęs, kad aš toks kaip stiena balta, man bloga, man vondar, muroškė. Tai kaip prisiminiu. Ir nieko man nepasako, išėjo pas direktoriai, įkvietėt tas greitai pagalbą. Taip. Atvažiavot, aš išgazdinu, Biruta, kodėl, nereikia, man jo nieko neskauda, man viskas gerai, davai man iškart ir tą mašiną ir patikrinat, o pas mane aštrus tas ir greitai manęs atvežėt, į su manim Oksana irgi buvo tam šefė. Į Oksaną, į Ditą dar, visiems, kaip pasakyti, padeda. Padėjo, taip. Da, tam neprisiminiu, Sandra ir Eglė. Eglė, prisiminiu. Aglė ar Eglė. Irgi šefė buvo, Oksana technologės. Kartu su manim važiuoja. Tam Oksana tak visiškai su manim tam visą laiką buvo. Ir gerai, kad pakvietė, todėl, kad aš niekada nepaskambinsiu, išėjau namo, buvo aštrus apendicitas ir man taip. Jeigu tai palyginus lietuvius ir ukrainiečius vyrus, skiriasi? Skiriasi. Nagi, sakykit, kaip yra. Aš sakysiu visą laiką, kaip yra. Nepykit vyrai lietuviai, bet jūs labai viską bijojo.